Ar žinojai, kad kai kurie vakarienės įpročiai gali trukdyti gerai išsimiegoti ir jaustis lengvai? Šiandien pasidalinsiu, ko verta vengti vakarieniaujant. Vėlyvas vakarienės laikas, kai valgome labai sočiai vėlai vakare, virškinimo sistemai tenka daugiau darbo tuo metu, kai organizmas ruošiasi poilsiui. Dažnai geriau vakarieniauti likus kelioms valandoms iki miego. Riebus ir sunkiai virškinamas maistas vakarui. Kepti labai riebūs patiekalai kai kuriems žmonėms gali sukelti sunkumo jausmą, diskomfortą ar pabloginti miego kokybę. Mažai daržovių vakarienėje. Daržovės suteikia skaidulų, vitaminų ir padeda sukurti subalansuotą lėkštę. Kuo daugiau spalvų, tuo daugiau augalinių medžiagų. Valgyti tik todėl, kad esi nusiminusi. Svarbu mokytis atpažinti savo kūno signalus. Kartais vakare norime ne maisto, o poilsio, vandens ar emocinio atsipalaidavimo. Sveika vakarienė neturi būti sudėtinga. Ji gali būti paprasta, lengva ir maistinga. O koks tavo vakarienės įprotis, kurį norėtum pagerinti? Parašyk komentare.